Na, o šiandien atvykom pas Artūrą Šeštoką į svečius. Va į šitą seną gražią studiją netoli Klaipėdos senamiesčio. Ir bandysim išmokti, pažiūrėti, pastebėti, kaip yra ryškinamos juostos. Visiems žmonėms tai yra įdomu, ypač jaunimui, labai populiaru dabar. O kasgi pamokys, jeigu ne vyresnioji karta. Taip kad einam į svečius, beldžiam į studiją, žiūrim, kas mūsų ten laukia. Sveiki. O, sveikas Artūrai. Šiandieną svečiuosimės pas Artūrą Šeštoką. Labai norėjome pas jį užsukti, ilgai laukiam, kada jis mums parodys, kaip ryškinti juosteles. Štai ir pagaliau papuolėm. Gerai, Artūrai, vesk mumis į savo slaptą kambarį. Pažiūrim, kaip tas procesas atrodo iš arčiau. Tiek ilgai laukiam, tai tikrai noris pamatyti, kaip tai visa vyksta. Kas čia yra per įrenginys? Čia yra toksai džobo procesorius ryškinti juostoms. Jisai toks yra pusiau rankinis. Automatiškai suka bakelį. Yra rankenų, kur galima išpilti, iškalbą pilti. Tai vat su šituo aš patogiai ryškinu juostas. Ir dabar pradėsiu, reiškia, paruošimą. Jo, mums įdomiausia pamatyti, vat atneša jaunuolis arba, nebūtinai gali būti ir jau senjoras jums juostelę. Nuo ko jūs ją pradedat paėmę? Paėmėt juostelę? Taip, pirmiausia, aš pradedu ruošti ryškalą. Tai šiuo atveju naudoju Kodako HC10, reiškia, koncentratą, ryškalą. Tų ryškalų yra įvairių rūšių, bet mano mėgiamiausias, kadangi jis yra gana universalus, kokybė labai gera. Kodako, ar ne? Ir Kodakas sena gera kompanija, vis dar tebedaro ir chemiją. Bet ar Kodakas populiariausias, ar Fuji, ar vis dėlto yra jau Epsonas, koks jis į tą FOMą įlindus į tą verslą, ne? Iš tikrųjų, tų ryškalų dabar be galo įvairių yra gamintojų ir visi jie neblogi, aš manau, kad yra. Bet vis tiek reikia pasirinkti geriau vieną, reiškia, kažkokią tai ryškalą, su kurio pastoviai dirbame, prie kurio priprantame. Ir man jisai toks gana universalus, nes galima įvairiai skiesti. Ir aš dabar esu apskaičiavęs, kad mano juostos ryškinimai, kurie dabar ryškinsiu, tai bus 120 roll filmas, FOMA panas 400. Tai plati, ne, liaudiškai šnekant. Tai plati juosta. Ir jai reikės 2 ml ryškalo koncentrato, kurį paskui skiesime vandenį. Aš dabar pasimatuoju 2 ml. Bandomėjomas čia. Irgi nedideliai patalpoje, jo, kai bėga. Va, ir tada aš paimu, reiškia, tokią kolbą. Supilu ryškalą, koncentratą. Proporcijas jau, žinai, automatiškai iš patirties, ar ne? Ar jo, yra kažkur tekstą galim rasti? Pasitikrinti galima specialioj tokioj Massive Depth Chart, reiškia, puslapį, kur tiesiog pat įsivedam, kokį mes filmą renkamės ir kokį ryškalą. Ir čia tada matome tokią lentelę, kiek laiko ryškinti su kokiu skėdimu. H skėdimas, tai H skėdimas yra 1/63. Reiškia, ir 9,5 minutės rodo, tai iš tokį pasirenku. Supratau, turim lentelę, tai yra supaprastinta šiek tiek, nereikia iš praktikos atsiminti, kiek prie kiekvieno soso, kiekvieno juostą, kiek reikia pilti ir kokią proporciją išlaikyti. Iš tikrųjų, labai skirtingi laikai, labai skirtingi, reiškia, skėdimai, tai mes turim paruošti 125 ml ryškalo, tiek užtenka ryškinant bakelyje horizontaliai. Ko skiriasi nuo paprasto bakelio džobo procesorius, tai kad mes galime bakelį laikyti ryškindami horizontaliai. Taip, 125 ml. Ir iš karto įdedam termometrą. Nu, pažiūrėjom. Kad kontroliuoti mūsų temperatūrą. Juodai baltai fotografijai visada yra standartinis
standartinė temperatūra 20 laipsnių, tai jūs rekomenduojame laikytis. Aišku, galima keisti aukštesnę temperatūrą, bet šiaip tai paprastai ryškiname 20 laipsnių temperatūrą ryšką. Dar mes turim pasidaryti fiksažą, kurį irgi mes atitinkamai turime koncentratą. Reiškia, ir mes jau pirsim biškį daugiau. Pasidarysim, nes reikės dar vieną juostą ryškint. Tai, sakykim, ten, kiek čia dabar. Reikia, kad rankos nedrebėtų, kad viskas tiksliai. Tai to, jeigu per daug įpilėti, jau gražinė ir viskas, nėra problemas. Nu, šiaip geriau negražinti, nes čia yra tokios mažos skylutės padarytos specialiai, kad po truputį varvinti. Nu, pilam, sakykim, kažkur 150, ne? Tai 1+4. Tau dar reikia tikrintis kiekvieną kartą, ir tai mintinai atsimeni proporcijas. Fiksažas yra visą laiką vienodai, reiškia, skiedžiamas. Taip. Tai mūsų ryškalas jau yra paruoštas ir fiksažas. Kol temperatūra pakils iki 20 laipsnių, dabar dar pusę laipsnių trūksta, tai mes įsidėsim juostą į bakelį. Visiškai tamsoje. Taip. Ir va šitą juostą mes turėsime išryškinti. Mes, sakykime, čia toks yra priklijuotas juostelė tokia. Nerealiai atrodo fotogeniškai, žinok, prie tokio apšvietimo. Prie raudonos lempos būtų dar fainiau. Ir, kaip matot, čia dvi spiralė yra, reiškia, dviejų juostų spiralė, bet mes dėsime tik tai vieną, reiškia, kuri užims tik tai pusę, reiškia, tos spiralės. Dėl to tiek ryškalo reikės mažai. Taip, gerai, tada išsijungiam. Dabar juosta atsidūrė bakelyje. O čia liko tik tai juostas rakordas, kurį mes galėsime, nežinau, turbūt jisai nebereikalingas, nebent kažkokiems tai projektams. Žodžiu, šita dalis visą laiką klausdavo, kaip vadinasi, aš va ją parodysiu, jinai šiaip įdomi, jinai vadinasi rakordas. Rakordas, kas mėgsta tam tikros terminologiją, tai gali įsiminti šitą žodį, nes šiaip labai retai vartojamas, aš jį labai retai girdžiu, aš dirbu fotografijos versle. Tai čia tokia kaip apsauginė, reiškia, popierinė juosta, su kuria kartu sukasi, reiškia, pati ta juostelė. Mes prieš iškinami turim tiesiog išimti iš rakordo. Ir ją tiesiog metam lauk, nes jinai jau tampa, nu, nieko. Jo, turbūt jinai nebereikalinga. Taip, reiškia, dabar esame nustatę tam tikrą laiką ryškinimo. Vėlgi pasižiūrėję lentelėje, nustatėm, kad tokia juostai ir tokiu ryškalo skiedimu reikia ryškinti 9,5 minutės 20 laipsnių temperatūroje. Yra svarbu išlaikyti pastovią temperatūrą. Tai šitas mano procesorius, jis automatiškai išlaiko 20 laipsnių temperatūrą. Kada juostą įdėjome į bakelį, tą bakelį mes įstatome į procesorių, kuris vat šitaip gulsčiai suka patį tą bakelį. Ir ryškalo tai reikia tik tai pačiam dugne, kad būtų... Kam, kodėl tas procesas reikalingas, kad suktų, kad po truputį įsigertų ryškalas, kodėl? Iš tikrųjų, kaip tu manai, ryškalas turi visą laiką, reiškia, judėti. Plauti juostą, kaip liestis prie jos. Liestis, bet rankiniu būdu ryškinant to nereikia daryti, ten vieną kartą minutėje pasakam, bet rotacijos, to sukimo principų yra šiek tiek kitaip, jisai turi nuolatos, reiškia, pastoviai suktis. Taip, mes nustatome dabar laiką, kurį reikės ryškinti juostą. Šiuo atveju, reiškia, bus 9,5 minutės. Tu tiesiog paprastą taimerį, ne, naudoji? Paprastą taimerį. O čia žinai iš to pačio puslapio laiką, kiek reikės? Iš tikrųjų, tam puslapį ten yra aprašyta, koks yra skiedimas ir koks laikas. Tai reiškia, high skiedimas 9,5 laiko. Ir jeigu mes nekeičiam jautrumo, reiškia, nufotografuoto nominaliai 400 ISO, tai reiškia, pagal tą mes lentelę tiesiog nustatome ryškinimo laiką. O kas būna, kaip seniau būdavo, nepakankamai nedaryškinti, tai tokia tamsoka gaunas ir negrūdo labai daug, aš teisingai suprantu, ar ne? Reikėtų juostą teisingai išryškinti. Ne periškinti ir
nedaryškinti. Jo, bet jeigu mes seniau eksperimentuodavom, kartais gaudavosi, kad jeigu nedaryškinti ant tokia grūdėta, labai tokia yra nedaeksponuota, aš kaip galim pavadinti, o jeigu periškinta, daug kontrastingesnė, daug baltų vietų, ir aš neteisingai suprantu. Teisingai. Nes ryškinimo procesų rankinių ypač ir net tu gali netgi žaisti, kontrastą reguliuoti. Tai reiškia, mes dabar pasitikrinom temperatūrą. 19,5 dabar, reiškia, reikėtų pašildyti. Tai va, kiekvieną kartą reikia tiksliai, kelis kartus pasitikslinti laiką ir skiedimą. Ir tada... Noriu, aš užduosiu asmeninį klausimą, kadangi jau ir atsisukai, o mūsų šitą turbiną sukasi. Ar tu tai darai, nes tau malonu, ar tu tai darai dėl pinigų? Esi savo atsakęs klausimą. Iš tikrųjų, juostas ryškino labai seniai ir man visą laiką patiko tas procesas. Tiesiog, nu, toks visada lauki, kas gausis ir niekada nežinai, kaip... Mikrostebuklas? Galima sakyti. Na, tas procesas yra savotiškas toksai susikaupimas ir rankų darbas, jisai tikrai maloniai veikia. Nu, supratau, reiškia vis tiek daugiau malonumo negu Jo, bet iš tikrųjų ryškina ir už atitinkamą atlyginimą. Nu, tai, kapitalizmo epokoje gyvenam, visiems mums reikia pinigų, čia žinai, negali apsimesti, kad iš oro maitinsies. Pusės laipsnio trūksta. Kaip sakė, neseniai bendrautas Eugenijus Kavliauskas nuo žmogus, kad jeigu daryčiau dėl pinigų, niekada nepavyktų. Ne pinigai buvo esmė. Po to jie ateina, nes kažkas nuperka darbus, dar kažkas, bet darai ne dėl to, kad įdomu, kad labai nori. O jau atlygis jisai po to savaime grįžta, žinai. Na, iš tikrųjų, reikia mėgti savo darbą. Įsigilini visokius niuansus. Na ir šiaip toksai geras laiko praleidimas. Žinai, kokį sunkų darbą mėgti būtų, jeigu visą dieną reikėtų kasoj maksimumą sėdėti. Nu, labai sunku tokį darbą pamilti būtų. Nu, bet kartais reikia ir pasistengti. Jo, nukreipti temperatūrą. Tu tikrinė temperatūrą, ar ne, paskirė? Jo, dabar pakelsi temperatūrą. Na, pusę laipsnio iš tikrųjų čia didelės reikšmės neturi. Juodai baltoji fotografijai, spalvotai tai jau būtų nelabai gerai pusę laipsnio. Truputėlį vis tiek, bet kadangi mes... O šitas Jobo aparatas vokiečiai jį gamina, ar ne? Jo, čia yra vokiečių firmas Jobo. Jie yra pakankamai brangus. Turėtų apie 1500 kainuoti, jeigu aš neklystu. Įvairių visokių modelių yra, vieni mažesnė jo modifikacijos, tai įvairios iškia. Kol kas, reiškia, pakelis irgi prisitaiko prie temperatūros, besisukdamas taip laisvai be ryškalo. Ir kantriai palaukiam, kol temperatūra stabilizuosis. Tu su fenu šildai pačią rėlę tą, ar ne? Ne, ryškalą, supratau. Šiek tiek pakaitino. Na, kad greičiau pakiltų temperatūrą. Supratau. Liaudiški metodai, žinai, gali apeiti sistemą, ne? Žmogus yra išradingas padaras, iš tikrųjų, kai prigalvoja viską. Nu, jau viskas. Standartiškai turbūt Radžiobo gamintojas nerašė, kad galit su fenu pasišildyti. Nebuvo to instrukcijoje prašyta. Ne, turbūt tokius dalykus nutilima. Va, mes jau stabilizavom temperatūrą. Kiek jinai rodo? 20 laipsnių teigiai. 20 laipsnių, ne? Dabar pradėsim ryškinimą. Na, žiūrim su nekantrumu. Pirmiausia, paspaudžiam laikroduką ir tada žadintuvas privalomas. pilam ryškalą. Taip, nelabai per daug stipriai, palaipsniui. Sudalam ryškalą ir dabar mums tai reikia tik tai laukti.
Procesorius leidžia keisti sukimosi greitį bakelio. Paprastai aš 4 numerį kažkokį pasirenku, tai reiškia, kad ne per daug lėtai sukti. Bet čia yra sukimo greitis, ar ne? Sukimo greitis. O ryškalas pasisavina kur dabar? Mes jį čia įpylėm. Čia mes įpylėm, per tą liftą jisai pateko tiesiai į bakelį. Tiesiai į bakelį ir bakelį jisai kaip centrifuga, šiek sakykime, kaip kokia nors skalbimo mašina, jinai plauna juostą, ne, ir juosta, kadangi jinai yra cheminė medžiaga, vis dėlto jinai sugeria tą ryškalą. Ir vyksta cheminiai procesai, po to mes jau ją galėsim, o kada, po to bendrai ir papasakosi, kada fiksuosim. Visą tą laiką, 13 minučių dabar reikia palikti, reiškia, besisukantį būgną. Tai mes galim 13 minučių palikti ir eiti ką pasėdėti, ar mes to nėra tikslo stovėti turbūt. Žinai, man irgi, aš turiu mobilų telefoną, su kurio kartais tiesiog pasifotografuoju. Bet įdomus dalykas, praktiškai net nelabai paskui ir norisi ten žiūrėti tas nuotraukas. Taip, tai aš prieš spausdamas galvoju, ar verta spausti, žinai, jeigu spaudi, tai gal tu kažkur naudosi. Ant lakšto jau visai kitas dalykas, jau tada tu kaip lakšto turi jau toks atspaudas, jau unikalus vis tiek, daugiau ir mažiau. Bet vėlgi tai kainuoja ir taip toliau. Aš žinau, čia galbūt estetiniai poreikiai kažkieno. Tas teisingas žodis, jo, estetika. Bet aš manau, kad verta pabandyti kiekvienam fotografuojančiam, pabandyti juostelę, pamatyti tą skirtumą, pamatyti kokios tos tikrosios cheminės fotografijos šaknys, kaip tai pasidaro, daugiau pasigilinti, pasidomėti. Ir tada galbūt tiesiog praplėsi savo pasaulėžiūrą. Toje srity, nes fotografijos menas yra vis tiek daugiau mažiau artimas tapybai. Taip, baigėsi mūsų laikas. Ir mes tą ryškalą tiesiog, kadangi čia yra one shot, kaip sakant, principas. Tai yra, ryškalas yra praskiestas ir vieną kartą tik tai panaudojami. Ir viskas metamas lauk. Taip, toliau mes po ryškinimo dar turime tarpinį praplovimą padaryti. Įpildom tiesiog paprasto vandens. Šitą sistemą, ne, praplaunam. Rekomenduojama su rūgštimi, bet kadangi ryškalas labai skiestas, tai nebūtina čia rūgšties, reiškia, pilti. Kadangi ryškalas praktiškai yra išsikvojęs, tai jisai jau nebeveiks toliau chemiškai. Nebevyks toliau ryškinimo procesas. Praplaunam 1 minutę ir galime pilti fiksažą. Fiksažą nustatysime 5-7 minutės, 6 sakykime. Ne? Ir truputėlį paspartinsim sukimo greitį. Čia praplovimui mes jį spartinam, ar ne? Ne, fiksažu, atsiprašau, praplovimą jau padarėm. Jo, tai vėl dabar reikės palaukti. Sekos, nu, čia. Praplovimas jau po fiksavimo reikės ilgesnį praplovimą daryti. Šiaip iš tikrųjų rekomenduojama archyviniam plovimui mažiausiai bent 20 minučių. O jeigu norima išsaugoti juostelę dešimtmečiams, tai reikėtų netgi kokią valandą plauti iš tikrųjų. Ir dar naudoti fiksažo, reiškia, tokį tirpalą, kuris sumažina fiksažo, reiškia, poveikį. O kiek dar fiksažas plausis mes galime eiti ten prisėsti? Dar liko 1,5 minutės. Ai, tai labai trumpai. O po to bus sekantis ilgesnis, ar ne, procesas? Toliau 5 minutės plaunu, 3 kartus po 5 minutės, o paskutinį dar su distiliuotu vandeniu dar praplaunu. Toliau vykdysim, darysim galutinį praplovimą. Tai fiksažą aš pasilieku dar tam kitai juostai, neišpilu. Čia biškai tokia spalva, čia yra tam tikri dažai naudojami juostos gamybai, tai jie nekenkia, neturi jokio poveikio chemijai, jie tik tai tokia spalva, reiškia, dažai tokie specialūs, kurie yra, ten
sumažina refleksus. Čia pilam fiksažą, ne? Pilam dabar mes paprastą vandenį. Praplovimui, bet po to vėl, ar ne, pilsim? 5 minutės skalauju, po to vėl 5 minutės ir dar trečią per 5 minutės. Tai dabar 5 minutės turim laisvo laiko, teisingai aš suprantu? Juodai balta fotografija, kaip ir spalvota, beje, irgi reikia labai gerai praplauti. Nuo to priklauso, kiek ilgai vaizdas liks nesugedęs, nes iš tikrųjų fiksažas labai sunkiai išsiplauna iš emulsijos. Ir jeigu nors šiek tiek lieka emulsija fiksažo, tai teisingiau reiškia tokių kompleksinių druskų. Tai jos paskui pradeda veikti patį sidabrą metalinį, jį gadinti, reiškia oksiduoti ir tada vaizdas pradeda po truputį geltonuoti, nykti. Tai reiškia labai svarbus yra juodai baltam procese dalykas, kad reikia būtinai labai gerai išplauti galutiniam plovime juostą. Tai mes dabar darysim mažiausiai 15 minučių tai. 3 metai, tu jau buvai brandaus amžiaus, suaugęs vyras, visi pereini į skaitmeninę fotografiją, netgi visuose forumuose. Aš pradėjau dirbti, man buvo tada kokie 25 metai ir buvo pagrindinis klausimas juosta ar skaitmena, juosta ar skaitmena. Vėliau atsirado Canonas ar Nikonas, bet tada buvo vienas iš pagrindinių. Visa vyresnioji publika sakydavo, ne, tik juosta geriau ir daugiau pūstonių, čia yra ir tikrai tas, kas reikia, ten ir dvasia, ir siela, ir estetika, skaitmena tuščia, žinai. Bet galų gale gavosi, kad 99% perėjo į skaitmeninę fotografiją, o 1% liko analoginiai. Kokie tavo buvo pagrindiniai argumentai, dėl ko tu pasilikai analoginį? Turbūt reikia išimti, tave persitrauks, jos atsirado daug skaitmeninių aparatų, bet tu jos bandei? Be abejo, nes aš irgi buvau susižavėjęs ir nusipirkęs aparatų buvau ir su jais fotografavau vestuves ir krikštynas ir buvo tikrai labai žavu ir patogu. Bet buvo kabliukas. Bet kažkaip ilgainiui pradėjau jausti, kad nėra kažkokio meninio momento kažkokio, tai viskas kažkaip pernelyg taip komerciškai. Dėl pinigų, kaip Jokas sako, dažnai tas jausmas toks neatsirado. Iš tikrųjų, skaitmena, apskritai pradėjau galvoti, tai čia ką, dabar jau viskas, kaip ir ta era baigėsi, nebereikės tos natūralios fotografijos cheminės, o iš tikrųjų taigi galinga istorija fotografijos atsiradimo, kol buvo jinai sukurta ir bet tai čia buvo vėliau. Kada tiesiog perpratom tą skaitmeninę visą pasaulį skaitmeninių fotoaparatų ir tiesiog jau estetika nebetenkino. Ir įdomus dalykas, būtent skaitmeninių fotoaparatų atsiradimas, jis ir paskatino domėtis tais analoginiais procesais giliau. Ir netgi aš pradėjau domėtis tai, ko anksčiau kažkaip liktai nelabai žinojau, kad ir, sakykime, šlapio kolodijaus proceso arba dar senesnių, kaip fotografija atsirado dagerotipija ir taip toliau, tai pasidarė vėl toksai, atsiskleidė, kaip sakant, vėl kitas dalykas ir čia galbūt netgi savotiškai galim padėkoti skaitmeniniam tai erai, nes jinai kaip ir savotiškai, kaip ir privertė. Nukreipė tave, grąžino atgal. Jo. Galim jo vadinot, gal nes istorija ilga, virš 100 metų nuo 19 amžiaus. Iškilo klausimas, ko skiriasi? Ar fotografija tai yra tik tai, reiškia, vaizdo kažkoks perdavimas, ar kažkas daugiau? Reiškia, atsirado poreikis giliau žiūrėti, reiškia, į tą vaizdo atsiradimą ir jo visą tą estetinį pradą. Bet poreikis iš vidaus atėjo, ne? Jisai atsirasti taip negali, kažkas mūza, ne? Tai čia savaime, matyt, tiesiog tu darai kažką, fotografuoji, tu vystai savo tą veiklą. Ir tada atsiranda klausimų, ar mane tenkina, reiškia, būtent šitą technologiją. Ar man reikia šito, sakykime, kad atskleisti tam tikrus, sakykime, savo dalykus, kažkokius tai niuansus. O iš tikrųjų pasirodo juostas, emulsija, jeigu kalbėti apie juostą, tai
sidabro halogenido emulsija, jinai kitaip paveikiama juostas ir tas, reiškia, struktūra, reiškia, ne iš pikselių susiformuoja, bet iš tų vadinamųjų sidabro agregatų, reiškia, tokių dalelių. Ir tai yra visai kitas, reiškia, technologinis. Bet mes ją galime įsivaizduoti vis tiek kaip mažą dalelę šviesai jautrią, ar ne? Taip turbūt. Taip, jinai be galo maža yra. Tai sidabro tie kristaliukai, ne, tokie mažyčiai. O kaip tu manai, labai įdomus klausimas man dabar iškilo. 36 mm ilgis, 24 aukštis, ar ne, standartinis kadras. Tai paėmame matricą, paėmame, ar ne, fotojuostelius dydį. Tai kiek juostelė yra pikselių? Kiek yra mažų dalelių tame? Mes seniau galvodom, kad 20 milijonų, bet aš galvoju, čia toks iš oro ištrauktas skaičius. Kas tai pasakė, žinai? Tai iš tikrųjų, kaip tu manai? Jautresnė juostai tie agregatai sidabro, reiškia, yra stambesni tie grūdeliai. Jeigu ten 800, ar ne? Dėl to matosi tas grūdelis. Jo, grūdėtumas, aha. Grūdėtumas, mažesnio jautrumo, smulkesnis grūdėtumas yra. Bet įdomu tai, kad emulsija, jinai yra dar ir turi, reiškia, savo storį, savo gilį. Tai emulsija, žinai, kad juosta, aš teisingai suprantu, yra kažkoksai, nu, kaip silikoninis ir padas, ant kurio yra pilamas tas ir sidabro su kažkom daroma šitas, ar ne, tokia kaip žalia, ant viršaus, kaip užtepama. Želatina, kurioje, reiškia, yra terpsta sidabro halogenido kristalai. Vėl reikia padaryti pertraukėlę, nes žadintuvas. Tai yra dar emulsijos storis, kuriame irgi tie halogenidai, reiškia, ne tik tai plokštumoje įsidėstę, bet dar ir gilyje yra. Nu, aš įsivaizduoju, visame tame storijoje. Ir ten pilna, reiškia, tų sidabro tokių gabalėlių, reiškia, kurie tie grūdeliai, tie vadinamieji. Iš jų susidaro vaizdas ir jisai labai yra toks, sakyčiau, nu, tikrai nepalyginamas su skaitmena, kur ten daugmaž yra suskaičiuota viskas, kiekvienas, reiškia, sakykime, pikselis turi savo bitų skaičių ir taip toliau. O čia yra tiesiog, galima sakyti, kaip gamtos padarinys toks, reiškia. Jo, nes yra gilis, ar ne, įsirašo ir kažkas aukštutiniam sluoksnį, kažkas labiau gilesniam sluoksnį, nes per visą tą sluoksnį užtepta yra. Labai šiaip įdomų kampą tu paėmė. Ir tai vis tiek yra sudaro, nu, tam tikrą vis tiek, tam tikrą specifinį, fotografinį vaizdą, kuris yra panašus į, reiškia, į tapybinius kažkokius tai dalykus. Taip. Ir ne veltui pačioj pradžiai tapytojai, kai atsirado fotografija, puolė tiesiog tapti fotografais, nes irgi manė, kad tai yra pakeis, bet be abejo, nes kaip ir skaitmena nepakeitė analoginės fotografijos, taip ir dailės nepakeitė fotografiją analoginę, tai sakykime, čia galbūt tokios gali būti sąsajos. Tai, žodžiu, analoginė fotografija yra tam tikra atskira sfera, ir kurią galima kaip atskirą fotografiją jau pripažinti. Su savo savybėm, su savo estetika, savo galimybėmis ir ribotumais be abejonės. Tai čia vėlgi tada, kaip kas pasirenka tapybą, kas pasirenka analoginę fotografiją, kas pasirenka skaitmeną. Tai čia toks dabar spektras susiformavo. Taip, toks yra, tai tu dėl to prie to ir grįžai, tau iš vidaus jau tai, kad tu nori. Man kažkaip tai vis tiek tai yra natūralesnis tas vaizdas, jisai yra gyvesnis. Ypač šlapio kolodijos fotografija, tai fotografiją padarius ir kiti, kas fotografuojas, irgi pastebi, kad žmogus ten tarsi gyvas atrodo. Tai čia vis tiek išlaiko, būtent ta struktūra, jinai ir išlaiko tą niuansų milžinišką perteikimą, ko skaitmena kol kas, nežinau, gal vėliau ir kažkada tai bus įmanoma, bet man atrodo, kad tai dar čia. Ar gali pakeisti, sakykime, medį, dirbtinis medis, nes, sakykime, atrodo lyg tai panašus dalykas, bet iš tikrųjų tai yra, nu, vis tiek yra skirtumai. Arba dirbtinės gėlės, geras palyginimas jau labai. Čia kaip žiūri Monolizą ar ne paveikslį ir jinai atrodo kažkada nutapyta ir visiems tos akis užburiančios žiūri iš visų kampų, iš kurių bežiūrėsi, žiūri į tave. Atrodo, kaip tai padaryta ir daugelį metų nepasikeičia, nes yra kažkoks jausmas. Va, čia labai įdomu. Mes žmonės esame labai jautrios būtybės, mes labai jaučiam visus niuansus ir mūsų estetinis poreikis, kaip ir, sakykime, klausantis muzikos, turintis klausą žmogus daugiau patiria, reiškia, visokių ten niuansų
kitam galbūt užtenka kažkokio tai ten paprasto, reiškia, ten paprasto bumčiko. Tai čia kažkas galima maždaug panašiai galbūt ir sulyginti. Sakykime, vinilinės plokštelės, kaip jos kitaip perteikia garsą, jis yra kitoks. Aišku, galima sakyti, kad galbūt tie triukšmai kažkokie, tai ten traškesiai dar trukdo liktai, taip ir juostoje yra irgi visokie ten įbrėžimai, dulkelės, dar kažkas, bet šiuolaikiniam žmogui, kuris kažkokius tai pasidavęs į kažkokius tai priverstas tiesiog į tam tikrus standartus pasinešti, jam netgi atgaiva yra tas natūralus, kažkiek tai pabraižytas, sakykime, ar dulkėtas, reiškia, vaizdas, nes jisai yra, nu, gyvas, yra kaip ir žmogus, kuris ten visoks yra, taip ir fotografija, jinai nėra kažkokias visiškai ten kažkoks stereotipinis standartas. Ir vėl pas mūsų žadintuvas. Ir vėl. Na, čia yra toksai, žinai. Išskyrus, kai nekurios. Mandagus, išskyrus Putiną. Gerai, paleidom, nes aš norėjau dar paskutinį tokį, neprovokuojantį, bet iš kito kampo tau pažvelgti. O tau neatrodo, kad mes tiesiog žmonės nesuprasdami ir einame link praeities ir mumis iš tikrųjų traukia praeitis. Aš kartais galvoju, kodėl ne vienas žmogus nesižavi senoviniais telefonais, žinai, naudoja mobiliuosius, nes eina į ateitį, žinai, kompiuteriai atsiranda, dirbtinis intelektas, bet mums labai patinka vinilinės plokštelės, ar ne, nors atrodo jau dabar yra skaitmeninė muzika jau senoji, mums patinka juostinė fotografija, mums patinka senoviniai automobiliai, patinka senoviniai baldai, patinka senoviniai rūbai labai pas daug žmonių. Jo, vintažas. Aš galvoju, gal tiek vinilinės plokštelės, tiek ir fotografija analoginė yra žmogaus trauka į praeitį. Nes ir daugam ir istorija patinka, nes aš ant tam tikrų dalykų nepastebiu to, kodėl nėra mados važinėti su karietom, žinai. Nuvažinėja ir visi perka tos mašinas koduesnės. Nors, aišku, senoviniam automobiliam irgi yra poreikis. Gal blogas pavyzdys, nu su telefonais geras. Niekas nenori skambinti su laidiniais. Na, taip, be abejonės skaitmeniniai aparatai yra patogus, bet vėlgi, kaip sakiau, jie labai kažkaip viską standartizuoja ir žmogui, galbūt žmonėms kartais reikia tokių natūralesnių dalykų, unikalesnių. Nes čia dėl to gal save apgaunam, aš galvoju, ir negali tai būti. Nu, čia tokia kaip teorija. Ir ta dalis, aš manau, kurie tiesiog kažkaip tai nežinia dėl ko, bet nori būtent vintažinių dalykų, turėti tą, pavyzdžiui, vinilo plokštelę tik dėl to, kad tai yra vinilas. Taip, bet aš manau, kad daug. Klausytis ir girdėti, kuo jinai skiriasi ir kaip skamba ten muzika, tai galbūt jiem nelabai svarbu, nu yra ir toks požiūris, sakykime, yra. Tai čia toksai, nežinau, čia daugiau mados dalykai galbūt, dar kažkas tai, bet aš tai vis tiek matau, man tai fotografija analoginė nėra kažkoks tai ten vien tik tai mėgavimasis vintažiniais dalykais, aš matau tos technikos išskirtinės galimybės. Tai būtent sukurti tam tikrą atvaizdą, kuris yra labai unikalus, nepakartojamas ir jisai yra, man jisai yra gyvas. Nus yra ir darbo vaisius, nepaprasto darbo, neužteko mygtuką paspausti, reikėjo ryškinti tą emulsiją, atspausti ant popieriaus, tai vyko ilgas procesas, kaip kūdikis. Iš tikrųjų, jisai irgi yra, tas pats procesas tai irgi yra rezultato kaip ir dalis, sakykime, ne? Taip, ir gal dėl to jis ir atrodo daug vertingesnis ir gyvesnis, nes procesas užtrunka, nepalyginamai ilgiau. Tai padidina vertės, supratimas, kad tai yra padaroma nepaprastai, kad tai tam reikia atiduoti laiko. Bet vertė tai čia toks susitarimo reikalas daugiau iš tikrųjų žmonių, kam kokios vertės iš tikrųjų reikia, ką jis akcentuoja, tai čia vėlgi čia pasirinktinai. Tai mes negalime sakyti, kad, sakykime, analoginė fotografija yra geriau už skaitmeninę arba panašiai. Jo, čia taip netinka toksai posakis. Tai lyginčiau, kaip dailės negalima lyginti su fotografija. Taip. Analoginė, sakykime, taip skaitmenos negalima lyginti, tai yra analoginės fotografijos su skaitmeninė fotografija. Medis geriau už gėlę, taip nieks nesako. Kartais tikrai, kad ir, sakykime, kažkokias tai reprodukcijas darant, tikrai
su skaitmena yra daug patogiau ir greičiau ir geresni rezultatai, negu, sakykime, taip būtų padaryti labai sudėtinga ant juostos. Ir be abejo, šiais laikais tai yra tam tikriems, sakykime, techniniams dalykams tai tiesiog. Nors, kiek esu girdėjęs, kad astronomijoje iki šiol naudojama šlapio kolodijos emulsijos, reiškia, kadangi jos yra be galo, turi didelę raišką ir skaitmenai nepagauna tokių niuansiukų. Mažų niuansėlių ir pustonių. Taip, tam tikrose išskirtinėse sferose irgi yra techninėse vis dar naudojamas, reiškia, senosios technologijos. Aš galvoju, kad galim ir prieiti prie tokios išvados, kad reikia džiaugtis, kad yra pasirinkimas ir kad žmogus gali pasirinkti. Ačiū tau, Artūrai, už visus atsakymus ir kaip tik jau pas mus vėl skamba žadintuvas. Juostos ištraukimas. Štai. Reiškia, likusi vandenį. Ir dabar žiūrėsim, ką mes turim. Čia nežinau, kažkaip aš... Gerai, bandysim, nors ir patalpa nedidelė, kažkokiu būdu. Žiūrim, kas čia gaunasi, reiškia, ne? Na, mes dabar matome, gal prie šviesą pažiūrėsim. Išiškintas negatyvas. Pažiūrim, ar sugebėsim. Aš jau netgi matau vaizdų. Geras, nespalvota. Čia jūra, ar ne? Iš toli, kaip aš matau, negatyvą jūra. Šitą čia ne mano juosta yra. Gal ir nusižengiam kažkieno juostą žiūrėdami, bet galbūt jūra niekam nieko blogo neatsitiks, kad pamatysime akmenis. Matau. Yra ir tuščių kadrų. Bet šiaip tai palyginus labai neblogai. Aišku, būna ir tų klaidų. O čia, sakykime, yra nepilnai kadras, jau pasibaigusi juosta, bet buvo dar fotografuojama. Tai tik tai pusė kadro. Bet galbūt čia visai ir įdomiai galima kažkaip sužaisti. Kartais nepavykęs yra labai geras kadras, tai čia, žinai, priklausomai labai nuo menininko požiūrio ir kaip po to apdirbinėjant darai. Nuo koncepcijos priklauso. Mes dabar ją pasikabinsim. Pakabinsim dar svorį. Kad išsitemptų. Ir kiek laiko palieki džiūti? Kol išdžius, tai aš nežinau, per valandą panašiai kažkur išdžiūva. Ir tada skenuoja, ar jau skambini žmogui, kada tik pasiimk juostą ir jau daryk, ką norisi? Įvairiai, dažniausiai tai dar prašo nuskenuoti juostą. Nes jau rankiniu būdu niekas nebespausdina, tai tie skenai daugiau paplitę yra. Jie visiškai kitaip atrodo negu skaitmeninėje. Jo, aš esu skanavęs daug sykių, įdomi ir šiukšlių lieka, daug įdomių ir visokių brėžimų. Bet aišku, nuo skenerio priklauso ir tų pustonių ir rezoliucija labai stipriai. Toliau reikės išdžiovinti bakelį dar. Ką, Artūrai, pabaigėm, ar ne? Mes pagaliau šiandieną šitą procesą. Teks dabar užsiimti montavimais. Žmogus laimingas, juosta kaba, džiūsta, galės ateiti neužilgo pasiimti ir mėgautis, gauti rezultatų. Gerai.